labai vertinu teigiamai mūsų komandą. Tas, kas susirinkom, manau, kad sužaidėm visų 100% gerai. Trūko galbūt vieno aukšto žmogaus, mūsų pagrindinio centro Rolando Žilevičiaus. Manau, jeigu jis būtų buvęs, tai būtume gal rimčiau pasikandžę, nes bandėm padaryti tokią pusiau sensaciją, nepavyko su šitą sudėtim. Atkrintamosiose, galbūt jeigu susitiksim, visi būsim susirinkę, gal pasispardysim labiau. Stipri komanda, manau, kad vienas stipriausių ir tikrai turnyro favoritų su Los Amigos. Labai gerai sužaidėm. Rungtynės vertinu teigiamai, nes pavyko laimėti, nors ir darėme klaidų tokių žioplų, varžovai paveikė labai smarkiai. Sakyčiau, iš mūsų didelės persvaros, tiksliai neprisimenu, kiek 17 taškų atrodo, jie atlošė, netgi atrodo įsiveržė į priekį 2 taškais ir sukūrė tikrai intrigą rungtynių gale ir buvo visiškai neaišku, kad laimėsim. Šįkart sėkmė labiau nusišypsojo mum, laimėjom didelės tom, tačiau reikia pasidaryti tikrai išvadas, nes varžovų salelė šiek tiek trumpesnis buvo ir jie kaip komandai žaidė daug geriau už mumis. Mes šiandien nelabai buvom komanda, labiau buvom pavieniai žaidėjai, manau, to pasekoje ir taip blogai žaidėm, tačiau pavyko iškovoti pergalę.